Šiandien mes esame miške. What's this? Kažė man pavyks ant jų užšokti. Opa. Rip beržas. Mes esam viduryje niekur. At the middle of nowhere. Pažiūrėkit pro lapus, kas matos. Viskas, perinu prie endūro, hebra. Sportą mečiau į šoną. Laukit. First person. Gamtoj kiek gali visko prisidaryti. Ne, atvažiuoju čia visokie. Va tai, filmuoju vlogį, tėtos važinėjas. Gavau tokį smagų gražų ateivį. Įsivaizduojat, mocas kelintų čia 92 metų, 91, bet kaip jis atrodo, jūs pasižiūrėkit. Bum, bum, bum. Posūkį iš praeito amžiaus, bet kokia nauja atrodo. Aš mocą pasiskolinau iš draugo. Sako, nesivažiavęs su endūro, davai pravažiuok. Pasimsiu bedbrą lasdelę, kad galėčiau parodyti jums viską. Yamaha Tenere 6. Žinokit, pamatęs aš šitą mocą, galvoju, what the fuck, štai atsisėdu, vos pasiekiu žemę, bet jis kai laivus, bijau iš pradžių išvažiuoti, nes iš vis nuo sporto nuo juodo prie balto, nuo sporto prie endūro, wow, atsisėdau, iš tikrųjų nemokėjau važiuoti, dabar kol biškį pripratau. Įdomus aparatas, bandysim važiuoti užmesti. Draugs sako, ką, nežinai, kur Šiauliuose miškai? Nu, nežinau. Aš asfalto berniuks į miškus net nevažiuodavau. Nežinau net kur važiuoti, nežinau net kaip važiuoti. Per miškus, per žuolės. Bet šiandien išbandysim. Biškai kitokį kontentą. Žiūrėsim, kaip jis važiuoja. Iš vis labai įdomi patirtis. Esu labai senai, prieš kokį 15 metų gal, važiavęs su Suzuki Enduro, bet ten buvo 800 kubikų. Čia visai kiti reikalai. Man tokio moco, what the fuck, pažiūrėkit, jis kai laivs, kai Boeings. Suprantu, nuo sporto prieėjęs prie kito sporto jau kažkas kitaip. Bet čia next level, bro. Ok. Užkuriam. Va taip, va, prašau, 92 metų mocas, va taip kūrės. Man iš vis įdomiausia, kaip tokie mocai dar gyvi. Kaip žmonės jos turi prižiūrėti, kad jie šitaip atrodytų. Ok, brothers. Let's go. Nemoku aš dar važiuoti, sakau, sorry. Žiūrėk, čia išgriaužtas asfaltas. Su posūkiais, su juo turi valdyti kaip su Boeingu. Greitų judesių nepadarysi, bet jau sukas, tai sukas velnes. Žvyras. Ok, ten buvo asfaltas, čia yra žvyrs. Bandom nuo asfaltą perėti prie žvyrą, žiūrėsim, koks skirtums. Šiaip dabar važiuoju per duobės, visiškai nieko nejaučiu. Nu davai varom, pasižiūrėsim. Nuo asfalto prie žvyro. Sugebėsim susisukti iš vieną kartą. O Jėzau, susisukims. Belenkaip susisuk. Aš kaip pripratęs prie britvos, tai man iš vis. Jetus. Kai nešas. Jesus Christ. Nieko nejaučiu, varau kiaurai. Nu gerai, toj bus žvyrkelis. O va, gali atsistojęs varyti. Bet čia jeigu reikėtų sustabdyti man, ką čia sustočiau? Pilti šiukšles draudžiama, baudžiama 2000 litų. Ok. Išpilsiu šiukšlių ir nubaus mane 2000 litų. Ok.
Iš kur dabar litų reikėtų gauti, parašykit, nežinau. Opa. Šiaip sakė, kur tam nusiliek, bet aš sakau, ai, gal bandysiu čia kažkur važiuoti. Jie atsistojus, gali amortizuoti, o taip kaip su laivu. Gali eksplorint savo miestą ir ne kitą miestą, ir ne savo, ir gali eksplorint kitas šalis. Su sportu taip nepavažiuosi. Ai, čia išlindau aš. Nieko, važiuosim atgal. Gerai, bandom čia kažkur apsisukti. Čia apsisuksim kažkur. Nu gerai, paišdikaukim, varom čia. What the fuck? Nesu dar tai važiavęs su mocu iš vis. Nu gerai, sukamės. Tai va pliusas su tokiais mocais, kad gali paeksplorint biškį Lietuvą, paeksplorint užsienį, drąsiai pravažiuot gali pro bet kur. Žiauriai smagiai važiuojas, tiek asfalto, tiek bekelė. Eik, va, kaip opcija antra mocai aš užskaitau. Davai paeksplorinam, jeigu jau gavom tokią dovanėlę. Čia neįvažiuosim, čia bandom. Paeksplorinkim biškį. Kas čia? Vat su Britva atvažiuoji tik tais iki Akropolę, iki Saulės miestą, iki degalinės ir atgal. O su šituo gali varyti, vat, kiaurai visur. Gerai, apsisukam. Į dešinę nemoku apsisuk, nes aš kairiarankis. Bet su šito mūsų išein. Nes aš matau, kad kontento daugiau bus. Nu, negasinsiu, nes tuo išlipsim. Jepa. Nice. Jūs tokių vaizdų pamatot su mano video, kai filmuoju sportą. O ir ne. Čia gali... Look at that beauty. Varom eksplorint toliau. Man visai patiko pradžia. Šiaip kelias yra tarka. Pasižiūrėkit, tarka. Bet nieko nejaučiu. Eik, tu belenkaip gerai. Nei policijos, nei radarų. Nebent koks žebenkštis arba skunks išlys. Sakys darovo. Na, yra tokių biškai žvėjotojų, bet gali varyt. Čia iš posūkio gali išlys koks nors. Įgaunu įgūdžių. Būsiu endurists, blemba. Bent jau šalimais tokį mocą man privaloma būtų turėti. Blemba, šią vasarą gal nebeišgalėsiu, bet kitą vasarą, man atrodo, jie nėra brangus, blemba, o tokį nusipirkti. Pušų kvaps. Biški nuo asfaltą atitrūkt, žiauriai smagu būtų. Čia žirgynas kažkoks. Man jau įspūdžiai patys geriausi su šito mocu. Wow, Karbiks. Vieną cilindrą. Sako, nenusteb, bus didelės vibracijos. Nivelnė. Žiauriai viskas švelniai. Valdos, belenkaip gerai. O, pavyzdžiui, šoktų kas nors, opa, sustočiau iš kartą. Iškart sustočiau. Nu, biškai nutrenkčiau, bet... Varom. Pažiūrėsim, kas toliau. O. Okei. O ką, mes taigi su enduro. Bandom, ką, žinau. Gal nenuskėsim. Ai, čia negilu. O. Batai, prisiimti batai. Bet pohui, varom toliau. Gal. Žiūrėjau, greitis 80, aš jaučiuosi kaip ant asfaltą. Stabiliau negu ant asfaltą, tiksliau. Šalmą atsisėgęs, varu, opa. Keismėlis, jau man sunku valdyti, dar nemoku. Šiaip su enduro aš vis pirmą kartą važiuoju su tokiu rimtesniu. Ir į tokias, va, nepasakyčiau, kad rimtas enduristų vietas, bet man išbandymai čia. O! Bet man išbandymai čia. Nes aš nuo asfalto kaip užlipęs ant tokią, tai man, žinok, čia yra
reikalai. O, smėlis. Ant smėlio jau man huine. Važiuojam. Lėtai, nes aš nemoku važiuoti dar ant smėlio. Svarbu smėlį pravažiuoti. Šiaip sėdynė gan siaura. Jinai ilga. Gali ten toliau sėdėti, gali arčiau sėdėti, bet ten siaura. Bet gan patogu, visai patogu. Čia jau toj subiniai kažkokiai kažką vež. Hebra kažką vež. Negerus dalykus, nes tokioj subiniai tik tais aš atsidūriau. Svarbu smėlį važiuojant priekį nestabdyti. Kaip pripratęs su sportu, priekis ir gals. Gals ir priekis. O čia ne. Čia tik gals. Ir tik spė gals. Nu gerai. Atrodo skrendu. Aš, man atrodo, pasiklysiu. Šį pro smėlį varant greitai visai nieko. Galiu gyventi. Mieste šitą mocui galios gal nedaug, kiek čia 3-5 kW. Bet pilnai užtenk. Va tokiuose vietovėse, nu kur tu palieksi traukos, užtenk belenkaip. Kaip tokių metų mocas, aš mėgau jos važiavimu. Va. Belenkai faina. Okei. Kas čia? Okei. Nu davai. Extreme. O. Aikt. Reikės nuplaut mocą, nes žmogus tik nuplovė, sako, oi. Eiktų, jisai per duobės, per susiaurėjimus žiauriai gerai jaučias. Reikės draugelį nuplaut mocą, nes nieko nebus. Man tokį švarų gražų davė, aš dabar apšiksiu. Buvęs. Čia nesu buvęs, what the hell. Va tokių bairių. Va tokių bairių gali atrasti, kai važinėjai. Stovyklavietė. Bazilionų medžiotojų būrelis. Kašis yra, užkanduos burokų yra, chatos soliukai yra, bomba, varom toliau eksplorinį. O aš jau visas šlapęs, šiandien karšta, belenkaip 27-28 laipsniai. Aš jau šlapęs, nes sportas čia belenkoks. Belenkoks sportas, tu turi valdyti mocą visų kūnų. Žiūrėt, kad nenudriptum. Žiūrėt, kad neužsigautum. Ir čia belenkaip įdomu, aš įsivaizduoju, kaip su bičiais smagu po miškus pavarinėti. Nežinau, kas sekantis bus. Čioperis gal? Bet ne, jūs nepamatysit praudą ant čioperę. Never. Ant enduro. Nu ne, po to sakysi, va. Su enduro nenorėjai. Pavažiavai su enduro. O. Pavažiavai su enduro, patiko, gal su čioperiu pavažiuosi, patiks. Ne. Ne, su čioperiu nenuvažiuosi nei per asfaltą, nei per asfaltą, nei per miškus. Užtenk, ko tu nori, ko tau daugiau reikia. Kam ten tau mocą pirkti už 5, 6, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių. Va tokį va pasiemi po miškus padruošti. Nu tobuls variantas. Da ypač jeigu pradedantis esi, pat kaip aš, endurists, nu tai bomba, karočią. Ko daugiau reikia, aš neįsivaizduoju. Nes belenkai paim. Gali guldyti ant žvyrą, tohu jam. Varais, toliau. Įsidėčiau tik garsesnę dūdą, kad visi miško žvėris pabėgtų, kad bėgi. Kad neišbėgtų kokia stirna, nebus trekšt. What the fuck, aš tokia pat noriu, what the fuck. Man tokia reikia. Viskas, grįžtų nami, sakau žmona, man reikia moca. Tai kad turi jau vieną, man reikia enduro. Aha, susikrauk daiktus ir varyk. Tai faina.
Biškį jau pavargau, bet į gerą. Va, per gulintį pareigūną važiuojam. Nieko iš vis. Nebuvo gulinčio pareigūno. Patratint, nes aš iš pradžių, kad sėdant šitą mocą, jam reikia daugiau gazą spausti, kad pavažiuoti. Ir aš kai buvau prie sportą pripratęs, tai biški baisu buvo spausti. Dabar vėl aš kai nulipsiu nuo to mocą, iš vis bijosi važiuoti, nes tie gazą paspaudus jau su manim būtų apsivertęs. O, koks čia pirda. Zdarova! Žinot ką, kebra, dar nesuvažiavęs su motoroleriu. Aplamai iš vis aš nesuvažiavęs su motoroleriu, net nežinau kaip su juo važiuoti. Nėra bėgių? What? Nežinau. Davai, kas nors paskolinkit man pirdą, noriu su pirdą padaryti vlogą. Spėjom. O, iškart kita nuotaika. Iš karto kita nuotaika. Opa. Girdit? Mano širdis plaka. Ant tiek tylu, ko girdžiu savo širdį. O čia enduro širdis. O, blemba, kaip gerai sugalvojau, ne? Intro belenkoks. Wow. Enduro. Čia gali prisitvirtinti ką nors. Net nuo rėkimų užkimau. Sorry, Donces suvariau šūdais, bet reikėjo važiuoti į užmiestį. Biškį nusiplauti. Reikės dar kartą. Bet vidosas geras gavos. Belenkas, kebra. Man patiko. Man atrodo, reikės dažniau man daryti tokius vlogus. Reikės važiuoti su enduro. Visai įdomu. Pripratau. Iki kitų kartų.